Transporto spūstys iš proto veda ne tik lietuvius. Ne per seniausiai L-rytas LT rašė apie tai, kaip moteris ramentų spūstyje apdaužė automobilį. Konfliktas kilo, kai kelyje Klaipėda Vilnius ties Raseiniais dėl kelio darbų susidarė spūstys, kuriuose vairuotojai turėjo praleisti apie valandą. Nekantriausi vairuotojai aplenkti spūstį bandė važiuodami kelkraščiu. Tokio elgesio neapsikentęs vienas spūstyje laukiančių vairuotojų užblokavo kelkraštį. Tai sukėlė isteriją vieno kelkraščiu važiavusio automobilio keleiviai ir išlipus iš mašinos puolė ramentų daužyti kelių eismo taisyklių pažeidėjų tramdytojo automobilį. L-rytas LT pasiekė skaitytojo filmuotą medžiagą iš Latvijos, kurioje užfiksuotas panašus įvykis. Akiplėšas spūstyje tramdančio Mercedeso vairuotojas įsivelė į konfliktą su kelkraščiu Audi automobiliu važiuojančiais žmonėmis. Ilgai signalinės kelią užtvėrusiam Mercedesui Audi vairuotojas bando lenkti priešai stovintį automobilį, tačiau šio vairuotojas užblokuoja kelią. Įsiutusi Audi keleivė bando išlipti iš automobilio, tačiau Mercedeso vairuotojas greitesnis. Iššokęs laukan, iš savo automobilio bagažinės pagriebė beisbolo lazdą ir puola aiškinti santykių su Audi užsirakinusiais žmonėmis. Lukas Pileckas, L-rytas LT.